Na tai laba diena visiems tiem, kurie yra susirinkę Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto salėje. Sveikinuosi ir su tais seminaro klausytojais, kurie prisijungia iš savo darbo vietos ir yra pasislėpę už kitų kompiuterių ekranų. Labai džiaugiuosi, kad susitinkame jau antrą kartą. Ir antrą kartą dalyvaujame seminarų cikle Lietuvių literatūros modernizacijos profiliai. Dar turiu pasakyti, kad šis seminarų ciklas yra dalis instituto kolegų vykdomo didelio darbo, tai yra mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos pavadinimu 20–21 amžių Lietuvių literatūros transformacijos kanonas, poetika, kontekstai. Na ir šiandien klausysimės pranešimo, kurį mums paskaitys Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslininkė, humanitarinių mokslų daktarė Olga Mastianica. Ji tiems, kurie nors kiek domisi Lietuvos moterų istorija, Lietuvos bajorijos istorija, jos atskirai pristatinėti nereikia. Olga yra kelių knygų autorė arba sudarytoja, parašiusi daug straipsnių įvairiomis temomis. Na, o šiandieną pakalbės mums apie inteligentės vaizdinį XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios lietuviškajame viešajame diskurse. Na, pranešimo pavadinimas turi ir tokią intriguojančią citatą, ir ką aš jiems pasakysiu, aš niekas, kurią ir paprašysim Olgos čia paaiškinti, bet prieš pradėdami jau klausytis ir panirdami į seminarą, turėkite omenyje, kad jei nespėsite išklausyti viso jo, turėsite galimybę jį perklausyti dar kartą, nes seminaro įrašą vėliau mes patalpinsime į mūsų instituto YouTube platformos, mūsų instituto kanalą. Dabar dar dėl tokios bendros tvarkos, jeigu seminaro klausytojai, kurie yra prisijungę nuotoliniu būdu, turėtų kokių klausimų, o aš tikiuosi, kad turės, tai po paties pranešimo galėsite rašyti tuos klausimus arba gyvai prisijungę pasakyti, o mes savo ruožtu pasakysime salėje susirinkusių klausytojų klausimus jums, kad vieni kitus galėtume vienaip ar kitaip išgirsti arba perskaityti. Taigi žodį dabar reikia atiduoti Olgai. Prašom. Labą dieną visiems. Gal tada iš karto ir pradėsiu, kad tiesiog palikti klausimams laiko. O kaip dabar viskas gerai. F5. Taip. Gal aš iš pat pradžių ir pradėsiu nuo citatos, kurią jau Birutė paminėjo. Ir šią citatą savo pranešimą aš tikrai pasirinkau neatsitiktinai ir yra iš esmės 3 priežastys. Pirmiausia, tai aš iš tiesų jaučiuosi labai nejaukiai. Ir ką aš pasakysiu, atspindi tą mano baimę, ką aš istorikė galiu pasakyti susirinkusiems ir kaip aš taip drįstu skaityti literatūrinius tekstus ir netgi bandyti daryti kai kurias išvadas. Antra priežastis, kodėl pasirinkau šią citatą, yra susijusi su šio pranešimo tema ir pranešimo pasirinkta iliustracija. Taigi, pirmiausia, pradedant nuo iliustracijos. Ši iliustracija yra XIX amžiaus prancūzų dailininko Louis Leopold de Boilly, kuris vienas pirmųjų vaizdavo miestiečių gyvenimą, kalbant apie XIX amžiaus pirmąją pusę ir atspindėjo jų intelektualinį gyvenimą. Ši iliustracija vadinasi Iškalbos galia
Ir jinai yra panaudota viename iš paskutiniųjų apibendrinamųjų tyrimų, kuris yra skirtas XIX amžiaus inteligentijos istorijai, kalbant apie vakarų ir vidurio Europą. Ir štai yra, kur panaudota šita iliustracija, tai yra autorius Denisas Viškovas, kuris vienas, galima sakyti, paskutinių apibendrinamųjų tyrimų skirtų inteligentijos vaizdiniui viešajame diskurse XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje. Kaip jisai taikliai pastebėjo, kad apart vieno Barbaros Engel tyrimo, tiesa atlikto dar 1983 metais, apie moteris ir inteligentiją iš esmės nėra tyrinėjama. Netgi ir ta pati Barbara Engel kėlė klausimas, kaip kito moterų išsilavinimo galimybės ir kaip moteris Rusijos imperijos laikais pamažu eidavo literatūros lauką. Bet savokos inteligentija reikšminės turinys jai nerūpėjo ir jinai naudojo jį kaip foną. Todėl, matyt, visai pagristai gali kilti klausimas, kodėl nutariau užskirti moterų balsą inteligentijos problemų viešajame diskurse. Visų pirma, man moterų tekste visada buvo šalia, kai jau prieš keletą metų pradėjom ir iki šiol tęsiam inteligentijos viešojo diskurso tyrimų problemas. Yra parinkta keletą tyrimų ir nesvarbu, ar man teko rašyti apie prarastą inteligentiją ar inteligentijos kolektyvinės tapatybės konstravimo procesus, ar iš dalies buvo nagrinėta lietuvių inteligentijos socialinės ir profesinės savikūros procesai, visada moterų tekstai buvo šalia. Tačiau moterų tekstai visada buvo tarp kitų tekstų. Ir man visada likdavo atviras klausimas, kada, kaip ir kodėl moteris įsitraukia inteligentijos problemų viešąjį diskursą, kas nulėmė vertinimų pobūdį ir požiūrio kaitą. Todėl nutariau atskirai sufokusuoti dėmesį moterų dalyvavimo inteligentijos problemų diskurse, atskirai aptarti moterų vertinimus, šių vertinimų turinį, jų sudėdamasis dalis, o kai kuriais atvejais paaiškinti šių vertinimų susiformavimo tam tikrą genealogiją. Aš puikiai suprantu, kad kiekvienas moters balsas yra išskirtinis, unikalus ir paremtas individualia patirtimi, apie kurią daugiausiai matyti visgi bylotų asmeniniai šaltiniai, tai yra dienoraščiai ir korespondencija. Be to neatmestina prielaida ir visiškai tikiu, kad tyrant nepublikuotus šaltinius atsiverstų nauja nepastebėta mintymo apie inteligentiją perspektyva. Tačiau šio tyrimo metu dėmesį sutelkiau viešąjį diskursą ir taip pat neatsitiktinai. Man atrodo, kad pagrindinis šio tyrimo šaltinis, tai yra viešosios komunikacijos priemonės, periodinė spauda, publikuoti grožinės literatūros kūriniai, manau, labiau nei laiškai ar dienoraščiai atspindi inteligentijos būtent kolektyvinį mąstymą, o svarbiausia rodo idėjų refleksijas, klaidos kontekstą, leidžia bent iš dalies įvertinti idėjų paveikumą. Šiam tyrimui pasitelkiau viešojo diskurso analizės metodologiją, derinančią kritinės diskurso analizės ir Ernesto Lako bei Chantal Mouffe sukurtos diskurso teorijos analitinės prieigas, kurios atskleidžia sąsajas tarp grupių formavimuose ir pačio diskurso. Anot teoretikų, aišku, jie yra daugiau iš politinės srities, vienas svarbesnių grupių susiformavimo veiksnių yra atstovavimas viešajame diskurse. Galima sakyti, kad grupės neegzistuoja tol, kol jų nėra viešajame diskurse. Būtent čia ryškiausiai kalbama apie grupę, pačios grupės vardu. Kita vertus, diskursas yra vienas efektyviausių grupių savivokos veikimo būdų. Kita vertus, yra ir socialinės praktikos erdvė, kuri kūrė tam tikras reikšmes. Suprantama, kad diskursas ne tik formuoja, bet ir yra formuojamas. Ypač reikėtų tai vertinti, kalbant apie inteligentiją, kad tekstinės išraiškos tai konjunktūrinės reikšmių aktualizavimas, geriausiu atveju supažindinantis su situacinė grupės savivokos raiška. Be to nereikėtų užmiršti, kad pati inteligentija kūrė pasakojimą apie save, galimai atlikdama tam tikrą savicenzūrą. Bet tyriant viešąjį diskursą,
ypač kai mes kalbam apie inteligentijos viešąjį diskursą, jisai nėra toks amorfinis ir neaiškus, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Inteligentijos viešasis kalbėjimas apie save turi savo semantinę struktūrą, kuri praktiškai išlieka ta pati, atsiranda arba išnyksta vienas arba kitas struktūros komponentas. Be to, inteligentijos viešasis diskursas turi savo vidinę chronologiją, kuri atspindi ir socialinius, ir politinius pokyčius. Kitaip tariant, inteligentijos viešasis diskursas yra ne vien tik tai žodžiai ir tekstai, bet ir tikrovė, kurie įsirėmina ir keičiasi žodžiuose. Savo pranešimą suskirsčiau dvi dalis ir pirmoji dalyje moterų balsus nagrinėsiu bendrajame inteligentijos problemų viešajame diskurse, kalbant apie XIX amžiaus pabaigą, XX amžiaus pradžią. Siekiant išsiaiškinti, kokias reikšmes sąvokai inteligentas teikia visuomeninėse diskusijose dalyvavę lietuviai, tiek vyrai, tiek moteris. Atsižvelgiant į inteligentijos sąvokos konceptualizavimo sudėtingumą, pranešime pagrindinį dėmesį sutelksiu inteligentijos sąvokos reikšminį turinį. Už tyrimo ribų aš paliksiu inteligentijos socialinės ir profesinės struktūros, politinio, tautinio ir sociokultūrinio aktyvumo klausimus bei asmeninės patirties atvejus. O antroje pranešimo dalyje kelsiu klausimą, ar galima kalbėti apie atskirą moters inteligentės vaizdinį. Kada moteris ima pačios save suvokti kaip inteligentės, ar jos mato save kaip skirtingas nuo vyro, ar atranda tik moterims būdingas veiklas. Gal taupydama laiką aš atskirai nekalbėsiu apie tai, kokie tyrimai atlikti Lietuvos istoriografijai ir kurie yra svarbus nagrinėjant moters inteligentės vaizdinį, nes su kai kuriais teiginiais tiesiog pasiremsiu arba polemizuosiu pranešimo metu. Taigi, pereinant prie pirmosios pranešimo dalies, kurią pavadinau tarp kitų balsų. 1907 metai, rugsėjo 23-24 diena, pirmasis lietuvių moterų suvažiavimas, įvykis, kuris akivaizdu turėjo ypatingą reikšmę Lietuvos moterų istoriją, viešai deklaruojant specifinius moterų dirbusių skirtingose visuomeninėse gyvenimo srityse poreikius, netgi galima sakyti politinio tam tikras sąmoningumo kryptis bei moterų vietą lietuvių tautiniam judėjime. Tačiau dėmesį norėčiau sutelkti po savo žyminės diskusijas, o tiksliau svarstymus dėl atskiro periodinio leidinio moteriams steigimo būtinybės. Skirtingai nedauguma diskusijos dalyvių, Sofija Kymantaitė turėjo kitokią nuomonę ir jinai buvo įsitikinusi, kad moterims nereikėtų užsidaryti ir savo draugijėlėje šnibždėtis, o kaip tik atvirkščiai žengti plačiau, veikti per einančias kopon, rašyti visose laikraščiuose. Tuo metu Kymantaitės požiūrio nepalaikė Gabrielė Petkevičaitė-Bytė, tiesa ne pirmą kartą. Po kelerių metų Petkevičaitė-Bytė taps viena aršiausių kritikė Kymantaitės Čiurlionienės jau teksto Lietuvoje kritikos žvilgsnis į Lietuvos inteligentiją. Teksto, kuris mano manymu yra kertinės inteligentijos problemų viešuosiuose svarstymuose 20 amžiaus pradžioje. Ir čia aš norėsiu pateikti antitezę, galima sakyti, dvi inteligentijos sampratas, kurias formulavo viena vertus Petkevičaitė-Bytė, o kita vertus Sofija Kymantaitė. Aš tikrai matyt nieko nenustebinsiu, sakydama, kad Petkevičaitė-Bytė yra viena pirmųjų tarp lietuviškai rašančių moterų, kurie aktyviai įsijungė inteligentijos problemų viešąjį diskursą. Ir galima sakyti labai anksti. Šiuo atveju būtent Petkevičaitė-Bytė, o ne Kymantaitė Čiurlionienė yra toji, kuri seka šias diskusijas, atvirai ir aiškiai išsako savo nuomonę. Petkevičaitė-Bytė periodinėje spaudoje svarsto lietuvių inteligentijos stokos problemas, inteligentijos socialinės veiklos už miesto ribų galimybės, kartu keldama ir inteligentijos psichologinės savijautos klausimą. Ir matyt, ši viešoji Petkevičaitės-Bytės raiška buvo sąmoningas, net pasakytume, pragmatinis pasirinkimas. Petkevičaitė-Bytė pirmiausia siekia įrodyti, kad moteris gali ir pajėgi dalyvauti ir svarstyti lietuvių inteligentijos problemas. Šiais klausimais moteris turinti savas mintis ir vertinimus. Akivaizdu, kad Petkevičaitė-Bytė vienareikšmiškai save laikė lietuvių inteligentijos dalimi.
Tačiau Petkevičaitė Bytė, taip pat kaip ir dauguma to meto lietuvių inteligentų, persėmė socialinio misionizmo idėjomis. Inteligentieji pirmiausia apibrėžė pagal jo socialinį vaidmenį visuomenėje. Inteligentieji nesvarbu, ar kalbama apie vyrišką ar moterišką jos dalį, Petkevičaitė Bytė laiko atsakingą už visuomenės ateitį, socialinio atsilikimo panaikinimą. Galima prielaida, kad Petkevičaitės Bytės savimonei buvo būdingas tas savo išskirtinumo jausmas, nulemtas ne vien socialinės kilmės, bet ir kūrybinio talento. Petkevičaitė Bytė, rašydama inteligentijos klausimais, galėjo vadovautis ypatingo pašaukimo jausmų ir atsakomybė, įtikėjimu savo išskirtinių gebėjimų visuomenę padaryti tobulesnį bei socialiai teisingesnį. Tačiau Petkevičaitė Bytė, aktyviai dalyvaudama inteligentijos problemų viešajame diskurse, lyginant su Kymantaite Čiurlioniene, nėra naujų idėjų arba naujų sprendimų generatorė, net atvirkščiai. Petkevičaitė Bytė vien įsilieja bendras diskusijas bei sunkiai keičia savo ankstesnės nuostatas. Vienas iš tokių Petkevičaitės Bytės mąstymo ir nekintančios pozicijos pavyzdžių, mano manymu, yra prarastosios inteligentijos problemos svarstymas. Reikėtų pastebėti, kad pastaroji problema buvo viena aktualiausių, net galima sakyti vedamoji, inteligentijos viešojo diskurso problema XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje. Reikėtų priminti, kad tarp lietuvių kilmės asmenų, kurie baigė aukštąsias studijas į etninę Lietuvą, grįždavo dirbti vien apie 60% asmenų. Čia aš remiuosi Rimanto Vėbro tyrimais, tiesa atliktais dar 1993 metais, o vėlesnių tyrimų susijusių su lietuvių inteligentijos socialinė struktūra ir įsidarbinimo galimybėmis mes iki šiol ir neturime. Tačiau grįžtant prie diskurso, tikrai reikėtų priminti Vinco Kudirkos žodžius, kuris įrėžė frazę, kad lietuvių inteligentiją galima pažinti iš kinkų drebėjimo. Kudirka ragino lietuvių inteligentus įsipareigoti Lietuvoje, dirbti šalies labui kaip vieną kopą, kurioje būtų matyti visų vienas siekis, kurios sutelktų visų mintis ir užsidegtų visų širdis tą pačią liepsną vardan tos pačios idėjos. Vargo vedamosiuose straipsniuose su semantiniu pavadinimu Tėvynės varpai Kudirka aštriai kritikavo inteligentus, kurie išmanė tautiškus idealus antragaišius. Jis buvo įsitikinęs, kad inteligentai įsidarbinę vidinėse Rusijos imperijos gubernijose greitai praranda savo tautinę tapatybę, asimiliuojasi, išsižada savo visuomeninių pareigų arba dar blogiau, ėmasi šviesti visokias prispaudėjų pakampės spinduliais pavogtais nuo tikros tėvynės. Kudirka ragino sekti jo pavyzdžių, dirbti Lietuvoje ir kęsti materialinius nepriteklius. Reikėtų priminti, kad pats Kudirka dirbo gydytojo Šakiuose ir jam pakankamai sunkiai sekėsi išlaikyti konkurenciją su žydų gydytoju. Bet vis vien Kudirka ragino dirbti vandartautinius judėjimus, nes pilnas inteligencijos yra dvasiškas džiaugsmas ir doriškas pasikakinimas. Tikrai Kudirka nebuvo vienintelis kritikavęs į gimtąją kraštą negrįžusius dirbti išsimokslinusius lietuvius. Nuogąstavimai dėl inteligentijos įsidarbinimo už Lietuvos ribų lietuviškoje nelegalioje spaudoje nuolat atsinaujindavo, bet šios problemos vertinimas iš esmės nesiskyrė. Pasitraukęs svetur lietuvių inteligentas pirmiausiai vaizduotas kaip pareigų išsižadėjęs asmuo, prilygintas net asmeniui be dorovinių principų. Ir vienas geriausių, mano manymų, tokio svarstymo pavyzdžių yra Liudvikos Didžiulienės žmonos kai kurie kūriniai, o ypač apsakymas dėl tėvynės, apysaka mūsų dienų, kuri buvo paskelbta Varpe 1823 metais 6 numeryje. Taigi apsakymas pradedamas Maskvos universitete studijuojančių 5 lietuvių studentų pasižadėjimu būti tvirtais ir vargti, dirbti ir dirbti, nepaliauti dirbus dėl brangios tėvynės. Tačiau buvusių lietuvių studentų likimai susiklosto kitaip. Lijonas veda turtingą Maskvos pirklio dukrą ir atsisako įgytos filologo profesijos. Martynas pasirenka gerai apmokamą advokato darbo Maskvoje, o ne etninėje Lietuvoje.
Petras išsižada savo valstiečių kilmės lietuvaitės nuotakos gyvenusios Lietuvoje ir veda vokiečių pirklio dukrą. Gabrys išvaisto pinigus, kurios jam tautinių darbų vykdyti paliko dėdė kunigas. Benediktas, kuris vienintelis iš 5 studentų rašliava darbų ir skaitikų šelpė vargorus, miršta Lietuvoje nuo alkio išsekimo ir nepriteklius. Apsakymo Didžiulienė parodo, kad idėjų išsižadėjimas keičia buvusių studentų moralinės savybės. Taigi Ilijonas pradeda kalbėti vien rusiškai, rusiškų vardų pavadina savo sūnų. Martynas yra gudus advokatas, neslėpintis savo nesantuokinių ryšių. Petras pasirinka meilę, ne meilę, o pinigus, o Gabrys saloninį, o ne tautinį darbą. Didžiulienė viešai pasmerkė savo apsakymų herojus, o minties paveiklumui sustiprinti, pasitelkė ir tėvo mirtį, neiškentus jo vardo ir sąžinės bjaurojimo. Šis Didžiulienės, o kartu ir Petkevičaitės Bitės viešasis palaikymas nuomonės, kad inteligentija, vardan savo tautinių ir socialinių įsipareigojimų, privalo atsižadėti materialinio gerbūvio ir likti dirbti Lietuvoje, sulaukė viešų Kudirkos reakcijų. Šią rašytojų iniciatyvą Kudirkos vertino itin teigiamai ir varpe net išreiškė mintį. Kada tik skaitau straipsnius Bitės žmonos ir kitų mūsų lietuvaičių, kiekvieną kartą pakėlęs į Lietuvos dangų akis šaukiu, o kad daugiau būtų tokių lietuvaičių, o kad visos tokios būtų. Tuo tarpu, kalbant apie viešąjį diskursą ir kalbant apie prarastosios inteligentijos problemą, esminiai pokyčiai įvyksta ir matyti yra sąlygoti 1905 metų revoliucijos. Viena vertus, lietuvių inteligentija suskubo įvertinti pokyčius pirmiausia švietimo iš dalies Rusijos valdžios tautinėje politikoje, pasinaudoti naujomis jau viešomis galimybėmis keisti idėjomis ir siūlymais. Antra vertus, vis labiau įsisąmoninta, kad ankstesnė agitacinė kampanija, pasižymėjusi moralizavimu, barimu ir raginimu likti Lietuvoje, negali sustabdyti inteligentijos nutekėjimo. Todėl ieškota bent jau viešajame diskurse veiksmingesnių inteligentijos stygios įveikimo sprendimų. Tokių nuostatų kaitą ryškiausiai atspindi 1905 metais Vilniaus žiniose paskelbtas straipsnis "Kodėl Lietuvoje maža inteligentų". Ir Vilniaus žinių korespondentas įvardino 3 galimus lietuvių inteligentijos stygiaus sprendimo būdus. Pirma, stiprinti studijuojančių už etninės Lietuvos ribų dvasinius ryšius su gimtine. Antra, pasinaudojus pokyčius valdžios švietimo politikoje steigti Lietuvoje specialiasias, pirmiausia žemės ūkio mokyklas bei kitas darbo vietas inteligentijai. Ir trečia, dirbti su pačios inteligentijos psichologinėmis nuostatomis. Darbo vietai rinktis vien miestus, nes grįžimas į tėviškę, į kaimo vietovės atrodyti inteligentui gėdingų dalykų. Reikėtų pažymėti, kad Petkevičaitė Bitė tik iš dalies įsitraukė į 20 amžiaus pirmosios pusės diskusijas dėl prarastosios inteligentijos, o svarbiausia šios problemos sprendimo būdų paieška. Ji vis vien palaikė Kudirką ir inteligentiją, kuri profesinį veiklą pasirinkdavo vidinėse Rusijos imperijos gubernijose, net 20 amžiaus pradžioje taikė terminą bėgūnai inteligentai. 20 amžiaus pradžioje, kalbant iki Pirmojo pasaulinio karo, Bitė sufokusavo dėmesį į kitą svarstymą, kaip skatinti inteligentiją grįžti į tėviškę ir dirbti kaimo vietovėse. Jai nerimą kėlė tai, kad inteligentija vis dažniau pasitraukdavo į miestą, keitė savo gyvenimo būdą, užmiršdavo savo visuomeninės pareigas kaimui, valstiečiams, net savo socialiniai aplinkai. Ir siekiant užkirsti kelią inteligentijos socialiniai izoliacijai, kuri vis dažniau pasireikšdavo arogantiškų požiūrių į neišsilavinusius tautiečius, viešajame diskurse jinai pati, kaip ir dauguma kitų tuo metu dalyvavusių, inteligentų skatino sodžiai tapti inteligentų juodadarbiais, kurie susisiektų su liaudimi, tyrinėtų jos gyvenimo reikalavimus ir paduotų savo patyrimus spręsti visuomeniai. Aukštasias studijas baigusi inteligentija siūlė apsigyventi kaimo vietovėse ir išnaudoti naujas
Nors ir ribotas po 1905 metų atsiradusios darbo galimybės, pavyzdžiui, užimti valsčiaus raštininko padėjėjo arba vartotojų draugijos vedėjo pareigas. Sosodžiaus inteligentija, o buvo įvestas netgi atskiras toksai terminas, sietos didžiulės viltis. Petkevičaitė Bitė manė, kad inteligentijos švietėjiška veikla kaimo vietovėse gali išjudinti visuomenę, sužadinti iš nutirpimo ir nerangumo. Ir čia svarbu tai, kad Petkevičaitė Bitė pirmą kartą prakalba apie moteris. Čia pirmą kartą jinai prabyla atskirai apie moteris inteligentės. Neatsitiktinai Petkevičaitė Bitė romano Ad Astro herojė kalba taip: ir neužmiršk netrumpai akimirkai, kad kiekvieno inteligento pareiga būti liaudžiai švyturiu ir kelkrodžiu. Sudėtinga nustatyti, kodėl inteligento veikla kaimo vietovėse sukėlė pakankamai stiprų Petkevičaitės Bitės susidomėjimą. Tačiau galima prielaida, kad galėjo skatinti pačios rašytojos bajoriška kilmė. Ji buvo iš socialiai angažuotos šios socialinės grupės dalies, tėvas neužsidarė profesinėje veikloje, o moteriškai dalis buvo aktyvi 1803-1804 metų sukilimo dalyvė. Todėl matyti inteligento raiška kaimo vietovėse Petkevičaitė Bitė buvo pažįstama, kuri bene pirmoji viešai prakalbo apie inteligentiją, tiesa šį kartą ne moters inteligentės pasirinkusios darbo sodžiai emocinę būklę. Dar 1901 metais Varpe Petkevičaitė Bitė rašė, kad toks inteligentas patiria daug nusivylimų. Bajorai sutinka jį su paniekinimu, nuo geresnių iš jų tarsi jaučiasi koks šaltis, sodiečiai, tarp kurių daugiausia trokštų veikti, ir čia jinai jau kalba savo vardu, šalinasi ir neįtikė. Neranda nei su kuo pasidalinti mintimis, nei su kuo pasiteirauti. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad šiomis mintimis Petkevičaitė Bitė, bent jau tų minčių turinys yra pakankamai panašus, dalys ir vėlesniais laikais rašydama karo metų dienoraštį. Tuo metu Petkevičaitė Bitė jau turėjo pakankamai ilgą darbo kaimo vietovėse patirtį ir su didžiuliu nuogąstavimu rašė. Nors skaudu ir gėda prisipažinti, bet daug kartų gyvenimu prityriau, jog liaudis į taip vadinamas ponus, neskirdama jų rūšis, žiūri jie nepašipimai, tai vis dėlto kaip į savo tolimus, svetimus, nieko su jų bendro su jų vargais neturinčius. Tačiau net savotiškas nusivylimas, pripažinimas sunkios psichologinės būsenos neskatino Bitę keisti savo ankstesnių nuostatų. Petkevičaitė Bitė ir toliau nuosekliai laikosi savosios lietuvių inteligentijos sampratos, kai esminės inteligento apibrėžties dėmuo yra neformalūs požymiai, kaip antai išsilavinimo cenzas, o jo tautinė, kultūrinė ir socialinė veikla visuomenėje. Ir būtent pastarasis inteligento vaizdinys skatino Petkevičaitę Bitę pakankamai aštriai sutikti bei viešai kritikuoti Čiurlionienės 1910 metais Vilniuje pasirodžiusi straipsnių rinkinį Lietuvoje kritikos žvilgsnis į Lietuvos inteligentiją. Šis Čiurlionienės darbas tikrai, mano manymu, ženklino naują posūkį inteligentijos viešųjų problemų diskurse XX amžiaus pradžioje. Ir iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad Čiurlionienės inteligentijos samprata nieko nesiskyrė nuo Petkevičaitės Bitės. Čiurlionienė inteligentiją laikė veiklia visuomenės dalimi, kartu brėždama inteligentijos socialinių įsipareigojimų visumą. Visuomenė reikia žadinti, auklėti ir visuomenė reikia akis atidaryti. Taip pat kaip ir Bitė, Čiurlionienė skatino inteligentijoje aktyviai veikti, atsakingai atlikti prisiimtas visuomeniai pareigas ir įsipareigojimus. Tačiau Čiurlionienė viena pirmųjų inteligentijos viešųjų problemų diskurse, viena pirmųjų ne tarp moterų, o taip pat ir tarp vyrų, iškėlė inteligentijos saviugdos klausimo svarbą. Kitaip tariant, Čiurlionienė buvo viena pirmųjų, kuri bandė derinti individualizmo idėją su visuomenės interesais. Ji buvo įsitikinusi, kad bendruomenės visuomeniniai reikalai, kalbant apie inteligentijos kaip atskirą grupę,
negali užgožti asmens, todėl natūraliai kyla individualių polinkių ir bendruomeninių poreikių derinimo būtinumą. Ir jie anksčiau nei Romanas Bitautas atkreipė dėmesį į tai, kad inteligentas siekiantis išlikti aktyvus visuomeninėme gyvenime, privalo rasti laiko asmeniniai saviugdai. Čiurlionienė ragina inteligentiją nuolat skaityti užsienio spaudą ir literatūrą, ieškoti darbų ir autorių, kuriems rūpi žmonių dvasios takai. Tokia inteligentijos nuolatinė saviugda, savęs išsiauklėjimas, jos manymų permainys ir inteligento darbų išvaizda, apsaugos inteligentą nuo sustabarėjimo, tuščių juokų ir plepalų. O šį inteligentijos į pasyvumą vidinę sąstingį Čiurlionienė tikrai įžvelgė ir viešai deklaravo. Straipsnių rinktinės skyriuje Lietuvos inteligentai jie matė du inteligentų tipus. Jos manymų esminius lietuvių inteligentijos pokyčius galės skatinti, kaip minėjau, saviugda bei inteligento asmeninio gyvenimo pertvarka. Kitaip tariant, Čiurlionienė kildama klausimą, koks turėtų būti inteligentas, atkreipė dėmesį ne vien į jo viešąją veiklą, raišką, bet ir jo elgseną, net jauseną privačiame gyvenime. Kitaip tariant, Čiurlionienės mintimas apie inteligentiją atliko, galima sakyti, tam tikrą didžiulį šuolį. Jai rūpėjo ne vien išorinė inteligento veikla, bet ir jo vidinė savijauta. Ji buvo įsitikinusi, kad aktyvus inteligentas galėjo būti vien tada, kai aktyvumas plaukia iš jo vidinių ir asmeninių nuostatų. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad panašus mintimų pobūdį galima užčiuopti ir iš dalies Šatrijos raganos kūryboje ir jos kūrinyje Rimties valandėlė, knygelė jaunos mergaitėms, irgi vartojama sąvoka inteligencija, bet jinai ją prilygina tokioms asmeninėms savybėms kaip pusiausvyra, sveikas protas, mokėjimas teisingai spręsti ir galvoti bei kilnumas. Tačiau Čiurlionienė, galima sakyti, ėjo dar toliau. Ji buvo visiškai tikra, kad privalo būti ištrinta riba tarp inteligento viešo ir privataus gyvenimo. Todėl Čiurlionienė bent šitam rinkinyje viešai kaltino inteligentiją, jog pastaroji nemoka ilsėtis ir savo tinkamų pramogų pasirinkti. Esą geriausiu atveju inteligentija įjungsta į vieno dvasiško pobūdžio pramogą ir preferansą, tačiau kur kas blogiau tai, kad inteligentija, kuri daugiau geria, daugiau užgardžiau valgo, ilgiau miega ir painiau kortomis lošia. O tokių savo pavyzdžių tvirkina liaudą, už kurios ateitį inteligentija yra atsakinga. Atkreipė Čiurlionienė ir inteligentijos gyvenamąją erdvę, namų aplinką, reikalaudama laikytis estetikos reikalavimų ir paprasto kultūrinio gyvenimo, o ne pasiduoti buržuiškam gyvenimui, būta riedant kuo brangiau be aiškaus stiliaus. Galima prielaida, kad Čiurlionienė, brėždama sąsajas tarp inteligento visuomeninės raiškos ir asmeninio gyvenimo, galėjo remti straipsnių rinktinę, kuri 1909 metais kovo mėnesį išėjo Maskvoje, skirta rusų inteligentijai. Galima prielaida, kad Čiurlionienė žinojo apie šios rinktinės pasirodymą, o pastaroji buvo viena iš tų, kuri iššaukė pakankamai didelę publicistinę polemiką tuo metu rusų inteligentijos viešajame diskurse. Taigi vienas iš šios rinktinės autorių, rašytojas Michailas Geršensonas, manė, kad būtina ištrinti tamprią sąsają tarp inteligento visuomeninės veiklos ir jo asmeninio gyvenimo. Geršensas, kaip matyti vėliau, Čiurlionienė konstatavo, kad inteligento asmeninėme gyvenime vyrauja nepagarba sutuoktinių, inteligentas nemoka organizuoti savo laisvalaikį, dažnai pasiduoda lytiniams pagundams ir azartiniams žaidimams, kas iš vidaus griauna ir inteligento asmenybę. O tokia asmenybė Geršensono teigimu jau negali, tiesiog nepajėgia tinkamai ir atsakingai atlikti savo visuomeninės kaip inteligento pareigas. Kitas tekstas, kuris mano manymu turėjo idėjinių panašumų su Čiurlionienės mintimu, buvo skirtas jaunimo auklėjimui. Taigi šiame tekste buvo apeliuota į tai, kad inteligento šeima itin mažai dėmesio skiria vaikų auklėjimui, jų dvasiniai ir moraliniai stiprybei.
Šių nuostatų išryškėjimą inteligentų šeimoje rinktinės autoriai siejo ne vien su siaurų pedagoginių idėjų sklaida, o pirmiausia su tuo, kad inteligentų šeimą kūrė nelygiaverčiai partneriai, kai moteris yra namų ūkio, bet ne namų dvasios kūrėja. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad Čiurlionienės straipsnių rinkinyje Lietuvoje kritikų žvilgsnis į Lietuvos inteligentiją taip pat parašė atskirą skyrių Lietuvos jaunuomenę, kuriame ne vien daug dėmesio skyrė vaikų namų ir mokykliniam auklėjimui, bet ir palietė vyrų ir moters lygiavertiškumo šeimoje, o būtent inteligentų šeimoje klausimą. Čiurlionienė viešai kalbėjo apie tai, kad meilė tai yra valandėlės liepsna, o šeima tai rimtas dalykas, kurie būtina užtikrinti bendrą sielų gyvenimą. Todėl siūlė susirūpinti moters socialinio vaidmens šeimoje ir visuomenėje kaita. Tačiau nepriklausomai nuo to, kiek būta ar nebūtų idėjinės įtakos, visgi Čiurlionienės straipsnių rinkinys Lietuvoje kritikų žvilgsnis į Lietuvos inteligentiją buvo stiprus posūkis lietuvių inteligentijos viešajame problemų diskurse 20 amžiaus pradžioje. Čiurlionienė kritikuodama lietuvių inteligentiją, o kartu kurdama ir idealų lietuvių inteligentų vaizdinį, nebijojo likti nuošalyje, atokiai nuo kitų bei sulaukti kritikos. Ir pirmiausiai viešą diskusiją dėl Čiurlionienės straipsnių rinkinio, kaip ir minėjau, įsijungė Petkevičaitė Bitė. Petkevičaitė Bitė buvo nepriimtinas net pats faktas, kad Čiurlionienė išdrįsta kritikuoti dabartinę inteligentiją. Ji niekaip negalėjo suprasti, kaip Čiurlionienė, lietuvė, grynos, jautrios širdies, talentuota žmogystė, galėjo net pasakytume drįso kritikuoti tą visuomenės dalį, kuri kūrė ir kūrė Lietuvą. Petkevičaitė Bitė siūlė Čiurlionienei prisiminti ir atsigręžti į netolimą praeitį, bei aiškiai suvokti, kokia reikšminga yra lietuvių inteligentijos veikla. Iš dalies Petkevičaitės Bitės kritikos žvilgsnį kryptį tęsė kitas lietuvių periodinio leidinio korespondentas, Lietuvos ūkininkė, kuris atkreipė dėmesį į tai, kad Čiurlionienė drįso be jokių pamatų ir prirodinėjimų išpeikti ir išniekinti visą tai, kas dabar yra Lietuvoje ir pas lietuvius, tai yra inteligentija ir draugijas ir literatūra ir dailė ir muzika. Tačiau tas pats Lietuvos ūkininko korespondentas, skirtingai nei Petkevičaitė Bitė, visgi konstatavo, kad Čiurlionienės knyga, taip pat kaip Lazdynų Pelėdos kūrinys Klaida, visgi šiek tiek sujudino dabartinį Romų gyvenimą, sukėlė ginčus. O šių ginčų antrąją kryptį atstovavo Antanas Smetona. Skirtingai nei Petkevičaitė Bitė, Smetona buvo įsitikinęs, kad Čiurlionienė pakėlė seniai pribrendusius mūsų visuomenės ir inteligentijos klausimus ir skatino inteligentiją rimtai svarstyti iškeltus dalykus. Anksčiau nei Kymantaitė Čiurlionienė, bet kartu tais pačiais 1910 metais, Smetona viešai teigė, kad lietuvių inteligentija yra ant kryžkelės, nes ją yra apėmusi visuomeninė apatija. Smetonos manymu, jeigu ankstesniais laikais inteligentijos tikslai buvo aiškus, dirbti vardan visuomenės tautinio apsisprendimo, kurti politinės programas ir jų siekti, tai dabartinės laikais šių uždavinių yra per mažai. Inteligentija privalo sau kelti naujus uždavinius, kartu susirūpindama ir savo pačios persimanimu. Todėl Smetona, skirtingai nei kiti korespondentai, nekvestionavo Čiurlionienės knygos svarbos inteligentijos problemos viešajame diskurse. Į dar vieną ypatybę, kurią norėčiau atkreipti dėmesį, Čiurlionienė, vertindama lietuvių inteligentiją, daro aiškią takoskyrą tarp vyriškos ir moteriškos inteligentijos dalies. Moteris, net baigusios aukštąsias studijas, jie vardina pusiau inteligentėmis, tai tokia visai žalia medžiaga, net būdę žmonės. Matyt, Čiurlionienei pirmiausia rūpėjo moters kaip žmogaus, kaip turinčio žmogiškų vertybių klausimas. Todėl jinai apeliavo į galimus pokyčius visuomenėje, turėjusius užtikrinti lygiavertį moters dalyvavimą sprendžiant visuomenės problemas, teikiant moteriai vienodas viešo kalbėjimo formas. Todėl net moteris su aukštuoju išsilavinimu, kurios formaliai galėtų būti priskirtos inteligentijai, Čiurlionienei tokios nebuvo. Ar jos vertinimas pasikeitė, kai kalbama apie vėlesnius tarpukario laikus,
jog Petkevičaitė Bitė Širliūnienė yra tarpukario aktyvios visuomenės veikėjos. Iš tiesų, man labai sudėtinga atsakyti į šios klausimus, nes nesu tarpukario labai taip jau giliai tyrinėjusi inteligentijos viešojo diskursą, bet noriu pateikti keletą pavyzdžių į keletą įžvalgų. Pirmiausia, ištrauka iš periodinio leidinio Moteris ir pasaulis. Šis leidinys buvo tampriai susijęs su moterų tarybos veikla, Vilniaus vadavimo akcijomis ir 1939 metais buvo paskelbtas straipsnis Moteris lietuvių moterų raštuose, kuriame konstatuota, kad inteligentė moteris smarkiai progresuoja, tačiau jos tipas dar nėra visiškai išsikristalizavęs. Straipsnio autorius, aš nežinau kas, nes straipsnis yra be autorystės, apeliavo į tai, kad moters inteligentės vaizdinį suformavo vien Petkevičaitės Bitės romanas Ad Astra ir Šatrijos raganos Viktutė. Iš šių senosios kartos moterų kūrinių dabartinė inteligentė galėjo pasisemti ištikimybės savo idėjomis, rasti pasitenkinimo visuomeninėme darbe. Iš jaunosios kartos moterų kūrybos buvo išskirta vien Ievos Simonaitytės Pavasario audros Advė, kuri tvirtai žengė per gyvenimą ir savo laimę aukoja ant tėvynės aukuro. Bet šis straipsnis užsibaigė vienu imperatyvu, kad rašytojas nenori ir atsargiai vaizduoja dabartinę moterį, o ypač moterį inteligentę. Su kuo tai gali būti susiję? Galimai viena iš priežasčių, kad 20 amžiaus 3–4 dešimtmetį, bent kalbant apie viešojo diskursų, su didesniu intensyvumu buvo atsigręžimo į tautinių vertybių, istorinių sąmojingumų puoselėjimo šeimoje, kur moteriai buvo skirtas pirmaeilis uždavinys. Ką puikiai liudija ir vienas iš reiškinių visuomeniniai inteligentijos teismai, kurie suklestėjo 20 amžiaus 3–4 dešimtmečiuose, susijęs su tobulesnė piliečių ugdymo praktika. Taigi, tarp visų šių teismų, apie kurios reikėtų tikrai atskirai kalbėti, ypatingą dėmesį norėčiau atkreipti į vieną, kuris įvyko 1926 metais, sausio 9 dieną Kaune, jie organizavo karininkų šeimų moterų Birutės draugijos Kauno skyrius. Šis teismas turėjo pavadinimą, kurį norėčiau atkreipti dėmesį – inteligentės motinos teismas. Lyginant su kitais visuomeniniais teismais, šiam teismui pirmininkavo tikroji teisėja, tai yra Elena Jackevičiūtė, o teismo narėmis buvo įtakingos nepriklausomos Lietuvos moteris Sofija Smetonienė ir Vincenta Lozaraitienė. Taigi inteligentės, o jinai buvo suprantama visų pirma kaip žmona ir motina, priekaištauta, kad mažai rūpintasi šeima ir namų reikalais, tautinių vaikų auklėjimų šeimoje, o daugiausia dėmesį skirta išoriniam blizgesiui, prabangai, dažams ir kavinių lankymui. O tai rodo, kad 20 amžiaus 3–4 dešimtmetyje, bent aš darau tokią prielaidą, galimai buvo viena iš minties krypčių, kad moteris, kurie įvardina arba priskiria save inteligentijos, tarsi grįžtų į šeimą ir pirmiausia šeimoje būtų tautinių vertybių ir istorinio sąmoningumo dygėja. Ir ši vis labiau ryškėjanti ir matyt propaguojama viešajame diskurse nuostata ėmė kvestionuoti Petronėlę Orintaitę. 1938 metais knygoje Kviečiai ir raugės moterų kūrybos problemos ji išskleidė viso moters uždarimų šeimoje pavojingumą. Jei ji moteris neturės progos rūpintis ir gyventi platesniu gyvenimu ir savo šeimos ribų, jei ji negalės dalyvauti pilnateisių darbininkų ir sprendėjų viešuose tautos ir valstybės reikaluose, jei nebus jokių pareigų už savo šeimos, niekur jie nepaliks savo kilnios moteriškumo žymės. Nieko platesnio ir kilniausio neįkvėps savo vaikams, jaunai tautos kartai, nieko nepavyks nei savo šventą prigimtimi, nei kuklių padorumu. Kiekvienai moteriai, ne vien inteligentiai, Orintaitė siūlė atsiduoti visuomeniniai veiklai, kuri turėtų būti parenkama pagal individualius gabumus ir polinkius. Tačiau didžiausia visuomeninės veiklos reikalavimų Orintaitė taikė mokytoms ir pralavintoms moterims, kurias knygoje jinai vardina inteligentėmis.
Taigi inteligentė, kaip teigia Orinaitė, neturi tenkintis vien savo šeima ir apsibriežti siaurais profesinio darbo rėmais. Ji turi pareigą būti aktyvių visuomenės žmogumi. Išsilavinimas keičia žmogaus moters sampratą, o ši nauja saviprata turi būti išnaudota visuomeniniai veiklai ir kūrybai. Kūrybinė veikla, raiška Orinaitės manymų taip pat yra vienas iš moters inteligentės apibrėžties dėmenų. Reikėtų pastebėti, kad į šias diskusijas įsijungia Čiurlionienė, bet pragmatiniais tikslais jie labai aiškiai siekia pateikti patarimų, kaip suderinti inteligentiją, visuomeninį veiklą ir šeimos gyvenimą. 1924 metais Čiurlionienė paskelbė tekstą "Kultūringa moteris mūsų visuomenėje", kurį pagal mintymo turinį galima priskirti inteligentijos temai. Čiurlionienė tarsi daro lygybės ženklą tarp sąvokų kultūringa moteris ir moteris inteligentė. Matyt irgi kaip Orinaitė manydama, kad kūrybinė veikla yra vienas iš inteligentės rodiklių. Taigi minėtame tekste Čiurlionienė siūlė būdus, kaip inteligentė suderinti visuomeninę veiklą ir šeimos gyvenimą, kaip ir kodėl įmanoma inteligentės viešosios ir privačios erdvių sąveika. Čiurlionienės manymu abi šios sritys jų harmoningą sąveiką apibrėžė moterį inteligentę, nesvarbu ar kalba eitų apie ištekėjusias ar viengungės. Čiurlionienė pripažino, kad inteligentė turi stipriai pagalvoti, kaip išmokti sunkaus gyvenimo meno, sudarinti smulkias kasdieninės prozinės pareigas su aukštesniais reikalavimais. Kaip padaryti, kad namuose būtų pavyzdinga tvarka ir užtektų laiko ir neatsilikti intelektualiai ir prisidėti prie visuomenės darbo. Čiurlionienė matė vieną išeitį – drausmę. Kada moteris taip sutvarko savo gyvenimu, ji rodo savo drausmingumą, tada jos gyvenimas įgauna gilesnės prasmės. Ir tada jau lengva pasiekti kitą meną – mokėjimą sugyventi su žmonėmis. Taktas reikalingas tiek šeimos gyvenime, ne tik tarnyboje, bet ir visuomenės darbe. Inteligentės namus Čiurlionienė vertino kaip kultūros židinį, iš kurio turi išeiti gyvas intelektualinės gyvenimas, visuomeninio kūrimojo darbo impulsas, o patys namai būtų estetinių įspūdžių lystas, pagrįstas moralės normų bazė. Norėčiau atkreipti dėmesį ir matyti jau pabaigai, kad Čiurlionienės ir Orinaitės pamąstymai turėjo tam tikrą atgarsį Julios Maceinienės, Naujosios Vaidilutės redaktorės svarstymuose. Kaip kadaise Čiurlionienė inteligentijos problemų viešajame diskurse atveria naują puslapį, taip ir Maceinienė kalbėdama apie inteligentijos vaistinę, būtent moters inteligentės vaistinę. Taigi 1938 metais straipsnėje Mergaitės ugdymas kultūriniai kūrybai Maceinienė deklaravo, kad inteligentė neturi bijoti konstruoti naujo apskritai inteligento vaistinę, o svarbiausia ieškoti ir rasti savo vietą kūrybinėje veikloje. Maceinienė aiškiai deklaravo, kad dabar moteris dažnai spaudžia save į vyrų sukurtasis lytis ir tuo pačiu metu netenka originalumo. Todėl ji Maceinienė, pateikdama plačią mergaičių ugdymo pertvarkymo programą, darė išvadą, kad atėjo laikas moteriai ne tik stovėti šalia vyrų, bet kurdama su juo siekiu, pamažu keisti kultūros formas pagal savo dvasios reikalavimus. Taigi manau, kad šis tekstas galėjo signalizuoti ir kitą reiškinį, kai moteris inteligentės siekia save išskirti bendroje inteligentijos grupėje. Atvirai kalbėti apie savo įsitvirtinimo, pripažinimo šioje grupėje problemas, o galimai kalbėti apie tai lėmusias psichologinės ir emocinės problemas, kitokius savivokos procesus. O kas svarbiausia, bent iš šitų kelių pasakymų, manyčiau, kad 20 amžiaus 4-ame dešimtmetyje buvo iškelta mintis, kad moteris inteligentė turi teisę, turi pajėgumų kurti kaip lygiavertę ir konstruoti lietuvių inteligentijos, matyti jau kitą raidos kelią. Ačiū Algai už pranešimą ir dabar kviečiu užduoti klausimus, galbūt pirmiausia iš salės, o po to jau lauksime ir iš
toliau. Tai aš gal pradžiai nuo tokį pasitikslinimą norėti, ar teisingai supratau, nes tai ar reikia suprasti, kad Čiurlionienės ten Lietuvoje ir buvo pirmą kartą tas skirtis padaryta tarp moterų ir inteligentės ir vyro inteligento. Bet ar dar anksčiau atsirado kažkur jau tas skirtumas apibrėžiant ir ar vyras ar moteris yra inteligentas? Aš taip Aš galiu iš įsivaizduoju, karto kad atsakyti. ne visi prie mūsų prisijungę klausytojai gal išgirdo, aš pakartosiu. Klausimas yra apie tai, pasitikslinimas tiksliau, ar tikrai Sofijos Čiurlionienės Kymantaitės kritikos knygoje Lietuva pirmą kartą yra padaryta skirtis tarp vyro inteligento ir moters inteligento ir jų veiklos būdų. Man atrodo, kad šis Čiurlionienės rinkinys turi dar visai kitą reikšmę. Kalbant apie apskritai inteligentijos problemų, kaip aš įvardinu, viešojo diskursą, man atrodo, kad Čiurlionienė, ir netgi esu beveik tikra, yra pirmoji, kurie apskritai pateikė kitą inteligento sampratos pobūdį. Jeigu Petkevičaitė Bitė sekė to, kaip ir kalbėjo tuo metu ir kiti, kad inteligentas yra apibrėžiamas pagal jo socialinį vaidmenį. Tai Čiurlionienė mato kitą pobūdį, kad turi būti inteligento saviugda, kad jis turi pats apibrėžti, kas tai yra inteligentas. Jai nėra svarbu vien tik tai ta jo tautinė ir visuomeninė veikla. Ir man atrodo, kad Čiurlionienė kaip tik šitam tekste dar nemato moterų inteligenčių kaip tokių. Ir čia yra didelis skirtumas tarp Petkevičaitės Bitės, kuri, kai kalba apie inteligento vaizdinį ir būtent pagal tą socialinį misionizmo idėją, ir kai kalba apie tai, kad dauguma inteligentų turi būti aktyvūs kaimo bendruomenėje, tada jinai randa vietą ir moteriams. Ir matyt, bent kiek aš skaičiau, kaip sakau, tai yra vieši tekstai, ne privatus, nes privatus tekstai gali rodyti visai ką kitą. Ir netgi man kyla klausimas, kad moteris išrenka, ką pasakyti viešajame diskursui, ir matyt, dienoraščiuose, korespondencijose yra kitaip. Bet Petkevičaitė Bitė tada jau mato moteris, jinai prakalba apie moteris, kad yra moteris inteligentė, kad jinai egzistuoja ir jinai ją kritikuoja, remiantis tą pačią inteligento sampratą, kurią turi. Čiurlionienė, kaip aš sakau, jai yra žalia medžiaga, neatbūdė, nes jos yra kiti inteligento vertinimo kriterijai pagal žmogiškumą, ne pagal jo vaidmenį visuomenėje. Ir čia man atrodo, kad yra šiek tiek tokios sąsajos su Šatrijos ragana. Aš tikrai bijau daryti išvadas, bet jos formavimas sąvokos ir koks yra reikšminės turinys yra susijęs su asmeninėmis moralinėmis savybėmis, ne su išorinė veikla. Tai iš esmės galima sakyti, kad ir aš taip teisingai suprantu, kai apie Bitę eina kalba, tai kad jinai tarsi pamato, kad yra ir moterys inteligentės, bet iš esmės supranta vienodai, kad, kaip tu sakai, remiasi tą pačią inteligento sampratą. Bet ar įtariu, kad tarsi mano, kad moteris labiau tiktų ten kaime tas inteligento funkcijas atlikti nei vyrai. Ir lygiai tas pats ir kalbant ir apie Čiurlionienę. Iš esmės jinai, kaip pasakyti, tuo pačiu kurpaliu matuoja tiek vyrus, tiek moteris ir pastebi, kad moterys tarsi to kurpalio bendro neatitinka. Jos dar tarsi nėra tikros inteligentės, nes joms trūksta tos vidinės kažkokios kultūros, vidinės brandos ar dar ko nors. Bet iš esmės, kad tada išeitų iš viso to pranešimo, kad tik su Maceiniene pasirodo, kad moterys inteligentės galėtų būti kitokios negu inteligentai vyrai, kad jos galėtų, atsižvelgdamas iš savo individualumą, kažkokius kitoniškus polinkius, būti ir kitoniškas inteligentės. Tai reiškia, tai visiškai jau tarpukariu ir netgi jau vėlyvuoju tarpukariu, kad pradeda taip išeiti ta kitokios moters kaip inteligentės samprata atsiranda, ar aš teisingai?
Tai dabar aš bandysiu pakartoti daktarės Ramunės Leizgienės pasitikslinimą. Jeigu taip, iš pranešimo galima tokią liniją brėžti, matyti, kad bitė mato jau inteligentę ir moterį, tačiau nedaro skirtumo realiai. Tai yra bendras būrys inteligentų, kurie veikia štai vienu būdu. Ir Sofijos Čiurlionienės Kymantaitės realiai tekste analizuotam ir pristatytam, taip vertinant, moteris dar ir nėra iki galo tinkama tam darbui, jinai yra pusiau inteligentė, dar tik tai žalia medžiaga, kaip jinai sako. Ir panašu, kad tik tai tarpukario pabaigoje, 38 metais, jau galima apčiuopti kažkokį brėžiamą pačių moterų nusakomą modusą, kaip moteris inteligentė gali būti ir veikti savo priimtinais arba savo savitais būdais kultūroje ir visuomenėje. Ar sutiktumėte? Aš tiesą sakant darau tik prielaidą. Nes tikrai, kaip minėjau, tarpukario nesu specialistė, bet man visada buvo labai įdomu pasižiūrėti tą minties kismą. Nežinau, ar galima sieti vien tik tai su Maceiniene, galbūt yra ir kitų tekstų, bet man atrodo, kad ryškesnis tas moters inteligentės vaizdinys arba bent jau atskirimas, savitumo pabrėžimas yra matomas Maceinienės tekstuose, nors akivaizdu, kalbant apie Čiurlionienę ir Orentaitę, jie irgi mato, bet per kitą prizmę moters inteligentės vaizdinę. Kalbant apie Petkevičaitę Bitę, man atrodo, kad jinai iš esmės tik vienoje vietoje išskiria, kad yra moteris inteligentė, kad jinai irgi gali dalyvauti šviečiant liaudę, bet man atrodo, kad tai yra jos pragmatinis pasirinkimas. Jinai kaip tik nenori išskirti moterų, o kalba kaip moteris apie inteligentijos problemas. Viena vertus, aišku, jinai laikosi to meto inteligentijos sampratos, bet kita vertus, matyt, tokiu būdu, kad nori parodyti, nežinau, sąmoningai arba ne, kad moteris iš esmės nieko nesiskiria ir jinai gali dalyvauti tam pačiam inteligentijos problemų veikimo lauke ir diskurse. Gal leiskime išduoti klausimą Viktorijai Išeinai, matom jo norą pasisakyti. Viktorija. Ačiū. O Jėzau, ačiū labai. Olga, už pranešimą, labai įdomu. Aš norėjau tokius, net ne klausimas, gal greičiau tokia pabejonė. Olga pranešimo pradžioje taip apsidraudė saugiai, pasakydama, kad jinai nekalbės apie kažkokias ideologinės sroves arba ideologinės grupės ir kalbės tarsi apie moteris inteligentės kaip visumą. Bet man atrodo, kad tai sunkiai įmanoma, nes tada viskas tarsi išplaukia ir pasidaro tada nebeaišku. Tai, kai bandoma surasti kažkokią vieningą tarsi poziciją, tada tampa ne visai aišku. Ir ypač kalbant apie tarpukarį, tai man regis neskirti, kur yra Smetonienės ir Lozoraitienės, teismas inteligentės moters, kur yra kalbama absoliučiai Smetonos retorika, kad moteris turi būti prie židinio ir nesikišti visuomeninį gyvenimą, nes nukentės vaikų auklėjimas ir panašiai. Ir Birutė, Vytauto motina, yra kaip idealas, tai čia yra absoliučiai Smetonos naratyvo perpasakojimas. Ir kas kita yra, sakykime, ateitininkų žurnalas Naujoji Vaidilutė arba Petronėlė Orentaitė, ta pati ateitininkė, kuri visiškai kitoks yra moters inteligentės vaidmuo, visai yra kitaip suprantamas. Tai man atrodo, čia tiesiog, jeigu ateityje čia būtų kažkoks straipsnis ar tyrimas, Olgos, man atrodo, aš tai siūlyčiau, kad neišvengiamai reikės kalbėti apie tos pasaulėžiūrinius skirtumus, apsibrėžiant moters inteligentės vaidmenį visuomenį. Ir kitas dalykas, jeigu buvo šiek tiek minėti grožiniai kūriniai 20 amžiaus pradžios, tai aš sakyčiau, kad visai prasminga būtų į tą tyrimą įjungti ir tarpukario tekstus, kurie galbūt mažiau žinomi, jie tikrai nėra kanono centre, bet
Petronėlės Orintaitės Paslėpta žaizda arba Daubiškės inteligentai, tai būtų tikrai tokie, būtinai pažiūrėtini tekstai, nes jis specifiškai ten aptaria būtent moters inteligentės situaciją. Ir kita autorė tai Antanina Gustaitytė Šalčiuvienė, jos romanas Vingiai, kur tikrai labai ties šita tema yra fokusuojamas moters inteligentės situacija. Tai ačiū labai. Na, tikrai ačiū labai už pasitikslinimus, nes aš tikrai galvoju apie idėjines sroves, ypač kalbant apie tarpukarį, bet darydamas sąsajas, arba nesąsajas, arba bent jau užčiuopti tam tikrus vaizdinio kaitus, kalbant apie 20 amžiaus pradžią, atsisakiau to ideologinių, nes aš žiūrėjau tekstus, kurios rašė skirtingų pasaulėžiūrinių krypčių asmenys. Ir iš esmės man susidarė įspūdis, nekalbu apie tarpukarį, kad idėjinė arba pasaulėžiūrinis skirtumas iš esmės neįtakojo inteligento vaizdinio sąvokos reikšminio turinio. Nežinau, kaip yra tarpukaryje. Ir tikrai labai ačiū už patarimus, nes tikrai reikėtų įvesti ir Orintaitės, ir kitus tekstus. Aišku, didžiausia, man atrodo, nes dabar yra toks neapibrėžtas, atrodytų, kad toks išplakantis, bet mano ir toks tikslas buvo apskritai iškelti tą problemą, pradėti galvoti apie ją, kokia jinai yra atskirai. Ir dar, man atrodo, kad būtų labai įdomus tyrimas, lyginant kartu, ką tos pačios moteris, kurios kalba viešai, ką jos rašo tą temą atskirai asmeniniuose šaltiniuose. Man atrodo, kad tokia sąveika, toks tyrimas, tada tikrai turėtų inteligentijos vaizdiniui tokį platesnį, galima sakyti, toks turinio ir struktūros pojūtį didesnį. Aš įsivaizduoju, kaip šiek tiek susipažinusi su vienu ego dokumentu iš vienos iš ryškesnių inteligenčių 19 pabaigos 20 pradžios, Onos Pleirytės Puidienės, kad atsirastų labai daug komplikacijų. Ten nuolat yra apie negalėjimą būti moterimi inteligentė. Ir su tuo mano susijęs vienas klausimas, mes kalbam apie viešąjį diskursą ir diskusijas ir bandymą apibrėžti moterį inteligentę, bet realiai, kokias profesijas inteligento arba inteligentės moteris galėjo turėti 19 pabaigoje, 20 pradžioje, tai irgi gana nedaug galimybių. Jeigu kalbam apie prarastąją inteligentiją, kuri inteligentus bėgūnus, kurie yra priversti išvykti iš Lietuvos, ar ne, savo tos etninės, kaip yra su moterimis. Pavyzdžiui, kuo galėjo moteris būti realiai? Kuo galėjo dirbti kaip inteligentė. Jinai kviečiama atvykti į kaimą, bet ko gero veiklos ryčių jai yra pasirinkti ne tiek ir daug. Mokytoja, akušerė. O daugiau? Vaistininko padėjėja. Bet dar vienas dalykas, kad ir lyginant tą socialinę profesinę raišką ir vyrų iki pirmojo pasaulinio karo, irgi buvo pakankamai ribota. Yra dvasininkai, yra gydytojai, yra advokatai. Iš esmės 3 profesijos, kuriuose vyrai galėjo nevaržomai lietuvių kilmės dirbti. 1905 metų yra tam tikrų pokyčių, jau yra kitų galimybių užsiimti profesinė veikla ir kai kur netgi dirbti valstybinėje tarnyboje. Smetona pats dirba Vilniuje banke. Kalbant apie moteris, taip, iš esmės yra tikrai pagristas klausimus ribotos galimybės, tai yra mokytoja, dantų gydytoja atsiranda, akušerė ir vaistininko padėjėja. Aišku, dar yra atskirai telegrafistės, bet į jas negalėjo būti priimamos moteris kitos kilmės. Apart, kurios išpažino stačiatikių tikėjimo, nes tai buvo laikoma kaip pakankamai tokia. Ir šios moteris neturėjo teisės ištekėti.
Bet tai tikrai geras minėjimas, kad aš nepagalvoju apie tai, kad profesinės galimybės irgi galėjo riboti tam tikrą inteligentės vaizdinę. Tai tikrai gera mintis, man išėjo iš galvos. Taip visai. Aš turėčiau tokius pasvarstymų, aš manau, kad Žydronė rašo, kad girdi puikiai, tai aš tiesiog grįžtu gal pakalbėsiu, bet man tokie du pasvarstymai atėjo į galvą, bet būtent pirmas ir yra susijęs su Birutės tokių irgi klausimų dėl moterų pačių, nes tarkim, iš tikrųjų tai Bitė, kai jinai pati buvo savo tėvo padėję Vasininkį Joniškėlį Pasvalio rajone. Ir man kartu kyla toks klausimas, kad jeigu Bitės, kaip supratau iš jūsų pranešimo, kad Bitė tarsi užsiima tokiu ir moterų reitingavimu savotišku, nežinau, vieni skiria, kad inteligentės, tai skiria, kaip ir skiria, kaip ir neskiria, žodžiu, bet man tada kitas klausimas kyla, kaip jinai tada žiūri pati valstietės, tarkim, irgi ką jinai mato valstietėse, nes pavyzdžiui, jinai užrašinėjo tautosaką 20 amžiaus pradžioje, užsienį Jonui Basanavičiui. Ir, tarkim, jinai tos valstiečių, bent jau kiek aš dariau įspūdį iš to, ką jinai užrašo, jinai žiūri kaip į tokius, tikrai kaip anksčiau tie folkloristų antropologai žiūrėdavo, tokie pirmykščiai, tokie laukiniai. Štai pavyzdžiui, jinai rašo, man aptiekoje besidarbuojant, beveik kas pavasarį žmonės atnešdavo parduoti neužkupuotų gyvačių. Labai stebėjusi, kaip nepirkdavo, tardami, kad visose kitose aptiekose perka kaip labai reikalingą vaistą. Čia 1904 metai. Žodžiu, jinai į tuos valstiečius iš vis žiūri, tada jeigu jau, kaip pasakyti, tos inteligentės netlieka tos pareigos ir bėga, tai aš galvoju, kad Bitės visam pasaulėvaizdį ir visam tam susidėliojimui, socialinės įtokų, kas yra tie valstiečiai iš vis. Ir ką tada inteligentai, jeigu jinai pati nelabai užsiima šviečiamąją veiklą, tai veikiau stebi ir komentuoja. Iš jos tų interakcijų, kurias jinai aprašo, jinai panašu, kad jinai pati yra pasyvi stebėtoja. Ir ten prašo, kad tėvas važiuoja gydyti ir paskui ir ją kreipiasi, nes ten vyras vienas miršta ir žmona duoda išgerti degtinėje gyvatės, ten nekyto, žodžiu, ten to skysčio, ir jisai miršta kitą dieną, ir jinai nieko nedaro, jinai stebi, žodžiu, ir žiūri, ir aš galvoju, koks jos išvis tada santykis čia ir pasidalyja. Tai čia toks, visą labiau kaip komentaras ir pasvarstymas, o kitas būtų, tai va čia irgi susijęs prieš tai buvusiu komentaru apie moterį inteligentę versus moterį specialistę. Ir tarkim, 20 amžiaus pirmoji pusė, ten nuo 20 iki 40 buvo leistas žurnalas Medicina, grynai skirtas specialistam, ir yra labai įdomu, kad paskui pradeda atsirasti vis daugiau moterų gydytojų ir straipsnių, mokslinių straipsnių. Ir tarkim, kas yra labai įdomu, kad toks įspūdis susidarė, kad jeigu moteriai kaip inteligentai buvo keliami kažkokie, labai aukšti reikalavimai, labai ten tas dvasinis kažkoks nedvasinis, angažavimas ir kaip pasakyti, indoktrinacija teisingai ideologiškai turėjo būti. Tai tuo tarpu moteris specialistė, kažkaip atrodo, ta kova dėl vietos vyko, aišku, su vyras neabejotinai, bet ir gydytojų sluoksnį, bet kartu atrodo, kad, nelabai ten kvestionavo jos tą, jinai priimama kaip specialistė, yra inteligentė, reikia tarsi tos batalijos nuolatinės vyksta, o štai pat moteris gydytoja, ten buvo konkrečiai, pavyzdžiui, galva ateina dabar būtent gydytojos akušerės, chirurgijos straipsnis tenai, apie tam tikrus niuansus gimdymo. Ir ten paskui ir reakcijos į jį kitam numerį adekvačios ir taip toliau. Tiesiog matai, kad specialistė moteris, paskui kažkaip tarpukarį jau nebe taip stebina, tarsi nebeturi tik kovoti dėl vietos, kiek turėjo tą inteligentę. Tai čia irgi, kai yra kalbama apie tą kirtimą, kad ta kinta inteligentietas labai irgi atsispindi. Ir galvoju, ta moteris inteligentė kaip idėja ir moteris specialiai kaip tos praktika ir kaip tai skiriasi iš tikrųjų visuomenėje. Tai va čia tiesiog porą tokių komentarų. Tikrai labai faini komentarai, man reikia viską užsirašinėti. Aš tikrai noriu Bitę apginti, jinai labai aktyviai veikia, nėra taip, kad jinai stebėjo iš šalies. Jinai iš tikrųjų ir vykdė savo mesianistinę tą viziją, labai aktyviai ir žiburėlio veiklą organizuodama ir ieškodama lėšų studijuoti jaunimui. Ir karo meto dienoraščiuose labai daug aprašyta
jos pačios kaip buhalterė, atsiprašau, kaip felčerė gavo leidimą iš vokiečių tuometinės valdžios karinės ir tikrai švietė, gydė, prusino ir kultūrino tuos mažutėlius, ar ne? O dabar kaip... Požiūris visiškai iš jos sukėlė galima, jeigu už tai jinai buvo bajorė, tradicinė bajorė. Nu, aš tikrai dėl valstiečių negalėsiu pasakyti, nes netyrinėjau to ir nors įdomus tas požiūris, bet kalbant apie Petkevičaitę Bitę ir jos vieną apie moterų klausimą ir jos diskusijas po Lietuvos moterų suvažiavimo, jinai daro aiškią ribą tarp inteligentų ir valstiečių, tarp skirtingų visuomenės sluoksnių, kas jai yra valstiečiai, kaip jinai jos įvardina, negaliu atsakyti, bet kalbant apie moterų suvažiavimą, jinai mato moteris su skrybėlėmis. Tai yra vienas tarsi išorinis ženklas parodyti ir jinai vienam iš tekstų lyg tai rašo, kad tai yra moteris inteligentės ir kitos, kurios yra su skarelėmis. Ir tada jinai kalba apie tai, kad vienas iš moters rašytojos tikslų yra kaip tik rūpintis tą, dabar nepacituosiu, bet tą kitą valstietijos visuomenės dalį. Man atrodo, kad kalbant apie inteligentiją, Petkevičaitės Bitės atveju, yra toks paternalistinis požiūris į valstietę ir čia persipynė kartu inteligento kaip vadovo ir socialinės kilmės. Vis vien, kaip ten bebūtų, Petkevičaitė Bitė kaip ir dalis kitų yra iš bajorijos socialinio sluoksnio. Čia aš įsiterpsiu, dar čia yra dvarininkų, filosofija tuometinė buvo tas, kaip pažiūrėti būtent kaip mažutėlis, tas valstietis, kurį reikia vesti tinkamu keliu, kuris gyvena tokioj, turi savo vargų, bet kartu jis, toks naivus šiek tiek požiūris į tą valstietį, kad kaip jis va čia gamtoj nuolat būna, kaip jam gerai, nors iš tikrųjų ten kaip nėra gerai, kaip žinom, iš valstiečių tiesiog dalykų. Bet būtent, tada manęs visiškai atstovauja na... Aš esu vieną kartą ir netgi kitoj konferencijoje minėjau tokį atvejį, kad jos paskui Žemaitė, atrodo, labai geros draugės, kartu viską daro, abi protingos ir bendrauja, bet jinai ten irgi, man atrodo, vienam iš laiškų rašo, dabar nepasakysiu, kur, kad kaip jinai susirūpinusi, ar sugebės Žemaitė pasirūpinti jos globotiniu, nes, žodžiu, Žemaitė neturi kaip tarsi motina tokių įgūdžių, reikiamų, kurios neva turi pati Bitė, ir kad, žodžiu, nors taip realistiškai galvoti, Žemaitė užauginusi 6 vaikus, ar jinai negebėjo tų pasirūpinti, jei patikėtų ten tuo Bitės našlaičiu, bet čia va ta pati laikysena, kad net tu savo artimiausią draugę, kurią šitaip gerai pažįsti, manai, kad jinai negali kažkaip atlikti tam tikrų funkcijų taip pat gerai, kaip jinai, aš manau, kad čia grynai jau tokia bajorės moters, tokia laikysena ir požiūris į tas valstybės. Dar kokia. Aš tai klausantis tiesiog man kilo tokia išvada, gal tiesiog tokia prielaida, kad matyt todėl Petkevičaitė Bitė lyginant su kitais taip įsikabina į tą inteligento kaip socialinį mesianizmo, nes persipynė ir kartu ir bajoras, ir inteligentas, ir jinai perneša tą mintėjimą. Su Čiurlioniene yra kitaip, jog jos šeima irgi yra iš bajorų. Bet tai yra kita bajorijos dalis, kuri jau patiria tam tikrus modernizacijos procesų iššūkis, kuri jau nėra nebesiejama su žemė, su dvaru, o bando ieškoti savo vietos mieste, modernėjančiai. Todėl, pavyzdžiui, tai tik tai prielaida, kad tai irgi galėjo turėti įtakos, kad Čiurlionienė kitaip mato ir teikia kitą inteligento sampratą. Ir apskritai, man atrodo, aišku, aš Čiurlionienės atžvilgiu tiesiog esu be galo tokia, iš visų jinai man labiausiai patinka. Bet kalbant apie inteligentijos problemų viešojo diskursą, jos tas tekstas yra kertinis. Ir čia aš kalbu ne apie tai, kaip moteris kalba apie inteligentiją ar formuoja inteligentės vaizdinį. Kiek man teko skaityti apskritai tekstų, kurie yra apie inteligentiją tuo metu viešajame diskurse, man atrodo, kad
šis tekstas yra kertinis, kuris pateikia kitokį mąstymo būdą. Galimai tai yra susijęs su tuo rinkiniu, apie kurį aš kalbėjau, kuris vienalaikis yra tuo pačiu metu. Tam tikrų atgarsių periodiniai spaudoj tuo metu lietuviškai man nepavyko tiek daug rasti, yra šiek tiek jų lenkiškoj spaudoj, bet Čiurlionienė nežinau, kiek jinai skaitė, aš kalbėjau su Nida Gaidauskienė, sako, galimai galbūt, bet sudėtinga tai įvertinti. Bet aš matau idėjų sąveiką. Bet tam bendram kontekste Čiurlionienė, man atrodo, kad pakelia, apsuka tą inteligentijos problemų diskursą kitą kryptį. Ir čia netgi netiek svarbu yra, ar jinai kalba apie moteris, tiesiog man atrodo, kad jinai teikia kitą vaizdinį. Matau, kad į diskusiją nori įsijungti Viktorija Šeina vėl. Prašom. Ne, aš tik labai trumpą pastabą pagalvoju, čia tie skirtumai tarp Bitės ir Čiurlionės, gal dar čia reikėtų įvesti ir tą generacijos aspektą. Vis tiek Čiurlionienė yra kitos generacijos žmogus. Tai dėl... Taip, tikrai. Labai ačiū. Ramunės dar klausimas, prašom. Tai gal aš lygiai. Taip. Bet aš pagalvojau, bet man taip savo, turbūt čia tokia piktdžiuga, šiek tiek irgi taip savo, kur Olga minėjo dėl to derinimo, kad Čiurlionienė tekstuose, bet jau tarpukariu irgi, kad moteris turi išmokti derinti kasdienės smulkmenas ir ten tuos visuomeninius rūpesčius. Aš buvau, o vyrai, inteligentai, kada nors savo tekstuose kėlė tą problemą, kad jiems tai vat reikia derinti tuos kasdienius rūpesčius. Ir va čia neatsiranda irgi skirtis tarp vyrų ir moterų. Ir lygiai taip pat namai, kad kurti namus kaip tokia estetinė erdvė vaikams ir tas vaikų auklėjimo klausimas, tai iš esmės tai yra irgi priskiriama vis dėlto šita problema ir šitas klausimas labiau moterims. Tai nors tarsi atrodo, kad atskirai kažkaip ta moteris ir neapibrėžiama, bet tarkim per va tokius klausimus, kaip derinti ten kasdienybės reikalus ir visuomeninės ar kultūrinės funkcijas, arba, pavyzdžiui, kaip ten puoselėti namus, kaži, ar kiek vyrai jautė tą rūpestį, pavyzdžiui, kurti namus kaip tokią estetinę kažkokią tikrovę vaikams ten, ar visai šeimai reikalinga. Tai iš esmės visos šitos funkcijos turbūt buvo priskirtos, kad tai yra moterų inteligenčių reikalas. Bet iki šiol Apie tarpukario laikus, tai aš tikrai neįtin galiu daug pasakyti, bet man atrodo, kad romane Vingiai yra iškeliama mintis, kad atsakomybę už šeimą turi turėti ir vyras. Man atrodo, kad šita mintis tikrai yra, aš kai skaičiau tą kūrinį, jinai man pasirodė, kad tokia mintis yra. Čia, aišku, Viktorija galėtų daugiau pasakyti. Kalbant apie tą diskursą, kuris iki pirmojo pasaulinio karo yra, tai kiek ir viešai diskursą skaityti, ir kiek aš skaičiau laiškus, dienoraščius, bet vyrų pusės, atsakomybė dėl šeimos yra suprantama kaip materialinio gerbūvio užtikrinimas. Ir yra labai džiaugiamasi, kai moteris moka ūkiškai suorganizuoti šeimos gyvenimą, namų gyvenimą. Bet nereikia galvoti, kad paliekamas tai yra vaikų auklėjimas vien tik tai moteriams. Jablonskio korespondencija rodo, kai norima reguliuoti ir kaip turi būti auklėjami vaikai. Tai čia geras klausimas, reikėtų pasvarstyti, bet toks viešas iš moters pusės, bent kalbant apie tarpukario laikus, man atrodo, Vingiuose yra, kad tai yra vyro atsakomybė irgi privalo būti už šeimą. Korespondencija iki pirmo pasaulinio karo laiškai iš dalies rodo ir vyrų tam tikrą rūpestį šeima. Bet derinti, kad jiems reikėtų kasdienius darbus. Nežinau, tokių dalykų. Arba namus, kad jie imtųsi kurti. Aš kiek skaičiau tą Lenkų inteligentijos dalį, tai yra iš vaikų atsimenamai, kad tėvas ar tai gydytojas, nebeatsimenu, dabar pavardės užsidaro tiesiog savo kabinete kažkuriam laikui
ir jo negalima trukdyti. Jis, kai norės, tada išeis. Ta prasme, toks yra atskirtis tarp to, kas vyksta šalia darbo. Bet čia va lygiai tas pats, ką aš dabar irgi skaičiu kaip tik apie 19 amžiaus šeimos gyvenimą, tos aukštesnės klasės. Čia labiau buvo apie Anglijos šeimas tyrimas, tai visiškai analogiška situacija, kad tėvas ir skiria tam tikrą laiką, ten ateina prie židinio ar kur nors, ir tada gali gražiai apsirengę ir vaikai pasirodyti tam tikrą tvarką ir galbūt šiek tiek su jom pasišnekėti, bet yra tam tikras skirtas laikas ir tada jau vėl vaikai ir visi ten rūpesčiai yra patraukiami iš tėvos nuo dėmesio lauko. Tai panašu, kad inteligentija, pavyzdžiui, perima tam tikras formas iš bajoriško gyvenimo arba aukštesnės klasės. Juolab, kad jinai ir kūrėsi aukštesnės klasės, kaip pasakyti, pagrindą, ar ne, inteligentija daugiausiai, ją pirmiausia ateina aukštesnės klasės žmonės. Nu čia, aišku, labai, gal reikia, Viktorija tada aš sakysiu. Viktorija, prašom. Ne, tai Olga, jūs atsakykite. Aš užmiršau, bet tuoj prisiminsiu. Aš tiesiog reaguodama į Ramunę norėjau paklausti, ar jūs savo tyrime šitam apie moteris inteligentės, ar jūs darysit kažkokią, sakykime, to diskurso, kurį analizuojat, ar ne, viešojo diskurso skirti į ką moteris pačios apie moteris inteligentės, apie jų situaciją kalba ir ką vyrai apie tai kalba. Nes žiūrint iš grožinės literatūros perspektyvos, tai labai skirtingai žiūri. Prasme, moteris, ten, sakykime, mano paminėtos moteris ir jūsų čia minėta, ar ne, tas Šalčiuvienės romanas Vingiai, jinai piešia nerealią situaciją, kad vyras turėtų rūpintis ir taip toliau, kad moteris ten išeina dirbti ir toliau rūpinasi vaikais ir viskas sklandžiai. Jis yra utopinis, ten tokia socialinė utopija yra tas jos romanas. Taip nebuvo ir taip būti negalėjo, nes jūs žinote, turbūt, kad Smetonos laikais apskritai buvo ribojamas moterų inteligenčių, pavyzdžiui, ministerijose ten įsidarbinimas, jeigu vyras dirba, tai moterį atleisdavo, kad vienos šeimos tik vienas narys gali dirbti. Kitaip tariant, buvo visiškai nepalankus tai moteriai inteligentai. O vyraigi priešingai, vyrų ir tų, kuriuos mes laikom labai progresyviais rašytojais ir taip toliau, įskaitant Grušą ir Putiną ir kitus jų romanuose, labai tas toks konservatyvus požiūris yra, kad moteris turi rūpinti šeima, vaikais, nesikišti ten į kažkur į viešumą ir taip toliau, nes nuo to nukenčia pirmiausia šeima ir vaikai. Ir romanuose labai dažnai yra baudžiamos tokios moteris, pavyzdžiui, jų vaikų mirtimi, nes jos nesirūpino vaikais ir vaikas susirgo plaučių uždegimu mirė. Ir taip toliau, tai yra tipinė situacija, bet parodyti, kad moderni moteris negali užmiršti savo pareigos šeimai, nes tada, žodžiu, ištinka visos katastrofos. Tai aš tik noriu paklausti, Olga, ar jums įdomu, ką vyrai galvoja apie moteris inteligentės, ar tik tai, ką pačios moteris galvoja? Ne, tai man kaip tik yra labai įdomu palyginti tuos skirtumus, kurie yra tarp vyrų kalbėjimo apie inteligentės ir moterų kalbėjimo apie inteligentės. Tikrai tas yra svarbu. Aš tik tai pateikiau vieną pavyzdį apie Kudirką, kai jis išrenka, kad jam patinka tekstai apie Kviečaitės bitės ir didžiulėjas, nes jie atitinka tą jau formuojamą diskursą. Bet yra ir kita jo nuomonė, kai jis apskritai kalba apie moteris, kurie yra puikiai žinoma. Tai kalbant apie to tyrimo tęsimą, tokį didesnį, tai tikrai įvedimas dar atskiros skilties, ką kalba vyrai apie inteligentės, kaip jas mato ir kaip moteris, kur yra priešpriešas arba sąsajas. Tikrai tai tiesiog yra būtina, taip pat kaip ir įvedant ideologinės skirtis, kalbant apie vyresnius laikus. Nors iš dalies galima matyti ir diskursą iki 20 amžiaus pradžios, kaip ir iki pirmo pasaulinio karo. Nors kaip ir minėjau, lygindama ir socialistinį, iš dalies liberalinį ir tautininkų, inteligentės vaizdinys iš esmės lieka panašus ir tai yra suprantama, nes yra kitos politinės sąlygos. Kalbant iki pirmo pasaulinio karo ir laikai, kai mes kalbame apie tarpukario laikus. Tai čia tikrai labai gera yra pastaba, kad reikia turėti ir kontekstą, ir ideologinius skirtumus, ir kad tikrai nesuvesti visko į vieną. Aš pagalvojau, kad puikus pavyzdys mūsų kultūroje tokios
auklėtojos ir motinos pareigų vykdytojos inteligentės būtų, aišku, didžiulė nežmona, kuris sakė, kad malonus ir nesunkus darbas yra auginti vaikus. Turėjo jų nemažai ir visus išmokslino. Vat šitos šeimos tyrimas ir jų vaikų ir tėvų požiūris į inteligentų pareigas visuomeniai turėtų matyti atskleisti dinamiką inteligento sampratos kitimo. Ir čia galbūt reaguojant ir kartu galbūt sujungiant ir Ramunės tą pastebėjimą, kalbant apie inteligentijos kilmę, apie socialinę kilmę, reikėtų skirti, apie kurią inteligentijos dalį tautiškai save angažuojančią mes kalbam. Kalbant apie lietuvių inteligentiją, iš esmės tikrai yra nedaug tos visuomenės dalies, kuri kilo iš bajorijos, jų yra pavieniai. Ir tada yra įdomu, kaip formuoja tą inteligentijos sampratą, ar perdeda vien tik tai tą socialinę patirtį, ar pavyzdžiui, kaip save suvokia inteligentas, jau save, kuris įvardina inteligentu, kai jis baigia mokslus, bet pats yra valstiečių kilmės, pagal ką jis save konstruoja. Nes, pavyzdžiui, lenkiškos inteligentijos savęs samprata, jinai yra kitokia. Ir man atrodo, kad saviprotos, savivokos analogijų yra tarp lietuviškos inteligentijos ir tuo metu rusų inteligentijos, kalbant iki Pirmo pasaulinio karo. Čia yra daugiau sąsajų netgi savivokos, nes yra panaši socialinė kilmė ir panašus įsitvirtinimas modernėjančių visuomenė ir kartu išskirimas savęs. Bet kaip ir sakiau, tas inteligentijos tyrimas yra be galo sudėtingas, nes man, kai aš apibrėžiau, kad aš kalbu vien tik tai apie viešąjį diskursą, iš karto buvo kaip iš pečių toks pamąstymas, aš save apriboju, mano žvilgsnis yra siauras, kaip tarsi, kaip tarsi aš kaip arklys uždedu savo tokius rėmus, bet kita vertus man norėjosi netgi tose rėmuose pabandyti pasižiūrėti, ar yra tas vaizdinys, koks jis tos vaizdinys, pagal ką jis tai formuojamas, nes vis vien inteligentijos atžvilgiu lyginant su kitomis visuomenės grupės, tai yra ta grupė, kuri formuojasi per viešą kalbėjimą daugiau. Tai nėra grupė, kurią galima apibriežti kažkokiais, mes istorikai jie bandom apibriežti socialinę kilmę, profesinę veiklą, kūrybinę raišką, bet įdomus yra dalykas, kaip apibrėžia, neuždedant tos tokio formalumo, kas yra inteligentas, kaip jis pats suvokia ir pagal ką jis tai apibrėžia. Tai vat, ir toks tikslas buvo parodyti tos pačios sąvokos reikšminį turinį, nes iš tikrųjų apie inteligentiją yra tyrimų, bet kiekvienas tyrinėtojas bando apibrėžti inteligentiją, o man norėjosi kaip tik neapibrėžti, bet iš tų pačių tekstų iškelti tą savęs sampratą. Bet kaip ją ištirti, kokiais dar šaltiniais, kokie galimai dar kiti žiūrėjimo taškai. Tai, toks mane apima toks nepabaigtumo ir kartu aš labai džiaugiuosi, kad yra tokių patarimų, tokių galvojimų, kokiais taškais būtų galima žiūrėti dar ir kaip būtų galima atskleisti tą vaizdinę. Kas yra svarbu, kad nesuniveliuoti to vaizdinio irgi ir kad tai priklauso, kas yra adresatas, kuriam kalbama ir kokia yra ta pasaulėžiūrinė irgi kryptis, kaip Viktorija taikliai pastebėjo, kas irgi gali turėti įtakos. Bet, tiesiog mintimas buvo kiek įmanoma parodyti tos savivokos procesus ir neuždėti tos tokios matricos, kad tai yra inteligentas, taip mums atrodo, bet ar jisai save taip suvokia, kaip apskritai ta sąvoka inteligentas, kalbant apie Aušrą, jinai yra net paaiškinama, naudojama yra dar lenkiškai forma, inteligencija, tokia pat, kurią naudoja ir Šatrijos Raganas savo kūriniuose, o vienam, kur panaudota pirmą kartą ta sąvoka, yra skliaustelėse paaiškinimai. Aušra tai yra vis vien daugiau visuomeniai, kuris skaitančiai, ne valstiečių kilmės,
kad tai yra apsišvietę vyrai. Bet netgi tam visuomenės sluoksniui, kuris skaito, kuris nori, kaip sakoma, būti aktyvus visuomenėje ir reguliuoti tam tikrus procesus pačioje visuomenėje, dar 1823 metais aiškinama, kas tai yra. Paskui tas Jurgio Šlapelio žodynas svetimų ir nežinomų žodžių, kuris buvo skirtas tiems, kurie skaito laikraščius ir ne viską juose supranta, irgi yra paaiškinama, kas tai yra inteligentas. Ten irgi yra formuluojama pagal išsilavinimo cenzą. Jeigu yra išsilavinimas, galima priskirti prie inteligentijos, matyt, sujungiant kartu su profesinė veikla, bet aš dabar nebeatsimenu, kurio yra tekstas, kur yra matoma inteligentija pagal jos neišsilavinimą, o tai, kaip ir Petkevičaitė Bitė formulavo, pagal vaidmenį visuomenė, pagal taip, kaip yra. Be to, nereikėtų užmiršti, kad iki Pirmojo pasaulinio karo pirmaeilis yra tikslas visgi, kaip sakoma, lietuvinti visuomenę, paversti visuomenės narį lietuvių, aktyvių visuomenės veikėjų. Todėl inteligentija, matyt, gal ne taip ir kėlė, bent jau į viešumą tas problemas, psichologinės problemas, kryžkelės, ką daryti, kaip, man taip atrodo. Ir va dėl to tas ir Čiurlionienės tekstas yra kitoks bendrajame kontekste. Nežinau, kaip yra tarpukaryje, nes tie tyrimai apie inteligentiją, manau, kad jie daug metų bus vykdomi ir čia tiesiog toks pagalvojimas, kaip būtų galima. Dėl to ir yra tokia baimė, kad mes istorikai, mes skaitom preparuodami tuos literatūrinius tekstus, bet be jų mes negalim, nes tada yra tiesiog savivokos procesai, kurių mes negalim atskleisti einant pagal socialinės kategorijas. Nes savokos turinį apibrėžiant, kad inteligentas yra tiek ir tiek išsilavinęs, iš socialinės kilmės, užsiima profesinė veikla, mes uždedam rėmus. Aš apie tą pavadinimą norėjau paklausti, bet tokia žavinga citata, kur aš esu niekas, bet kaip suprantu, ne Puidienė yra ta citata. Taip. Galima apie kontekstą, nes Puidienė man neatrodo, kuris savo veikia. Čia yra citata, kai jinai 1904 metais yra kviečiama dirbti Vilniaus žinių redakciją. Ir pakeliui eidama Gedimino prospektu, man atrodo, jinai tiesiog įrašo tus žodžius, ką aš jiems galiu pasakyti, ten tiek yra išsimokslinusių vyrų ir kas aš esu niekas. Bet kokią potekstę jinai turėjo po tais žodžiais, aš nežinau, bet man tiesiog labai patiko ta žavinga jos citata, nes kaip ir minėjau, kiekvieno atskiras atvejis yra labai įdomus, o kaip aš suprantu, su Pleiryte Puidienė tikrai yra žavių dalykų. Na ką, tai ačiū tada visiems dalyvavusiems diskusijoje, linkime Olgai daug sėkmės tęsti šį tyrimą ir plėsti. O visiems anonsuoju, kad kitas šių seminarų ciklo pranešimas įvyks jau gruodžio mėnesį ir tada klausysime daktarės Ramunės Bleizgienės pranešimo apie Šatrijos raganos kūrybą. Viso gero.